Taigi, pavasaris ir kas ateina? Rūdis kartu su pavasariu. Po žiemos druskų turim bėdas, kai reikia atsukti varžtus. Autoservisai kankinasi iki negalėjimo. Kuo mes galime padėti autoservisams? Pakovoti prieš rūdis solidžiai. Ta proga ir yra du palyginami produktai – Boltex ir Rostov. Klientai turbūt geriausiai žino, aišku, konkurentų vadeškę, mūsų vadinamą liaudiškai. Tai ir jeigu ateina prašo, duokit man kažko panašaus į vadeškę, tai vienareikšmiškai yra Rostovas. Tik tai ką galima pasakyti būtų, kad jau prieš jį, jau, kaip sakyti, jau čia rūdžių atrišimo karalius, o vadeškė jau gaunasi kaip ir pėstininkas. Tai kuo jis yra geresnis už vadą? Kiek teko nagrinėti sudėtį garso produkto ir mūsų, tai mūsų produktas jis yra praturtintas papildomais priedais. Jis ne tik atlaisvina, bet ir sutepa, palieka po savęs apsauginę plėvelę ir turi OMC priedą. Tai yra molibdeno disulfitas, kurio dalelės yra dar mažesnės negu pats molibdenas ir tos dalelės įsiskverbia į metalo paviršių. Jeigu tenai nusivalys tepalai ir visi kiti sluoksniai tepimo, tai molibdeno disulfito dalelės neleis metalas į metalą sausai trinčiai. Bus pagerintas lydimas net ir sausam paviršiui. Tai vat jums yra atsakymas, jeigu liaudiškasis vadeškė jis tik tai atlaisvina, nusausina ir po to dar labiau paskatina rūdymą, tai mūsų Rostovas jis, kaip sakyti, ir sutepa, ir dar pagerina slydimą ir suteikia ilgalaikį apsaugą. Aišku, kainos skirtumas, tai labai keista, bet jį pardavinėjom, žinokite, tam pačiam lygiai ir kartais net pigiau, tai tą turėkite omeny ir nepasiduokite dėl kainodaros. O Tomai, tada, kad jis toks geras, ar kam mums tada reikalingas Boltexas? O Boltexas tai čia yra visiškai kita technologija, einam apskritai į visiškai kitą lygį. Ir apie Boltexą jūs net iš išorės galite pamatyti, yra ypatingas buteliukas, jis yra visas vientisas. Kai tuo tarpu Rostofo yra, kaip matot, laminuotas iš kelių dalių. O taip yra dėl to, kad Boltexe yra naujosios technologijos, tai yra Kena mikro nano dalelių technologija, kuri prasiskverbia pro mažiausius tarpelius. Tai įsivaizduokit, šitie tarpeliai, kurie sulaiko produktą, pavyzdžiui, Rostofo, jau nesulaiko Boltexo. Tai jos svarbumas yra beprotiškas. Ir kai jau nebeturi klientas vilčių atsukti varžtą, kai jau reikia kaitinti, reikia pjauti, kur atsiranda pavojus sugadinti aplink esančias dar dalis, tai į pagalbą ateina Boltexas. Kaip yra su korozija? Girdėjau, kad po VD panaudojimo tos vietos, kur buvo supurštos, jos dar labiau rūdyja. Taip, nes VD labai mažai yra alyvos, ten yra daugiau tirpikliai, kurie išdžiovina paviršių ir po to prie jo labai gerai prilimpa vanduo, drėgmė, o tai skatina koroziją dar didesnį. Kaip korozija arba kaip draugauja su drėgme Boltexas? Taip pat blogai. Ne, jeigu rimtai, tai jisai yra nerūgštinis produktas, jisai negriaužia, bet jisai irgi yra, jame yra tam tikrų tirpiklių ir nanotechnologijų dalelių, kurios prasiskverbia ir tie tirpikliai iš principo ilgainiui išdžiūna ir palieka pliką basą metalą. Tai po Boltexo visada yra gerai patepti, tai galima su to pačiu Rostovu ar sumulti alyvą, būtinai reikalingas yra sutepimas. Ačiū, Tomai. Prašau.